Istoriškai didžiausia grynųjų pinigų siunta buvo pristatyta į Lietuvą. Operacija vyko sėkmingai ir grynieji eurai, eurų banknotai pasiekė Lietuvos banko saugyklas. Nuo lapkričio 1 jie pradėti platinti komerciniams bankams, nuo gruodžio 1 bus pradėti platinti įmonėms, o po to nuo sausio 1 be jokios abejonės pasieks kiekvieno gyventojo pinigų. Policija pradėjo ruoštis nuo tada, kada tapo aišku, kad Lietuva tikrai įsives eurą. Nuo to laiko mes prasidėjom bendrą darbą su Lietuvos banku pasirengimo darbam ir tikrai esame pasiruošę. Ir šita operacija buvo tikrai ir istorinė, kadangi visgi tai yra matyt ekonomikai esminis momentas ir policijai taip pat didžiulis iššūkis užtikrinti saugų eurų atvežimą į valstybę ir manau, kad policija su tuo iššūkiu susidorojo. Tokios operacijos išties yra planuojamos jau iš anksto ir planuojamos labai kruopščiai. Snaiperinis vykdomas dengimas, taip pat dengimas vykdomas iš objektų, dengimas vykdomas iš oro. Tai buvo pasitelkti valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparniai tam. Ir taip pat grupė buvo pasiruošusi su vienu iš sraigtasparnių reaguoti, jeigu būtų kažkokie tai incidentai ir kažkur tai šalia ar kitose vietose. Tas procesas, kuris dabar vyksta, jis yra daug automatizuotas labiau, fizinių jėgų žmonių reikia mažiau. Tuo metu tai viskas buvo per fizinę jėgą, per darbą maišų nešiojimas. Dabar viskas yra saugiai saugoma konteineriuose ir saugyklose, ir pervežimai vyksta saugus. Stipriai padeda ir policija apsaugoti pervežimus. Tai kad saugumo daugiau, efektyvumo daugiau,